turbūt šitos padėtys pažįstamos beveik kiekvienam šiais laikais, tai darbas prie kompiuterio, grįžtam namo, pasiemam telefoną, sėdim telefone dar kelias valandas, kai jau prasidėjome darbe 8 valandas prie kompiuterio. Ir šios padėtys dažnai sukelia įtampą pečių juostoje, skausmus tarpumentyje, skausmus kakle, galvos svaigimą. Tai šiandieną parodysiu 4 pratimus, kuriuos galima atlikti tiek darbo metu kelis kartus per dieną, tiek namuose, skirti 5 minutės šių pratimų atlikimui, kurie tikrai sumažins juntamą skausmą, sumažins juntamą įtampą, pagerins funkciją. Tai pereikime prie pratimų. Smakrą spaudžiam link krūtinės, suformuojam pagurklį, kaklas išsitiesina, užlaikom 10 sekundžių, atleidžiam. Pakaušis slysta į viršų, užlaikymas, atleidžiam. Tempimas kaklo srity, gali jaustis kažkur pečių juostoje. Ir kartojam 10 pakartojimų. Kryžiuojam rankas už galvos. Atvedinėjam alkūnės kiek išeina atgal. Įtempiu tarpumenčio raumenis. Palaikau tokią padėtį. Taip pat 10 sekundžių. Atleidžiu. Ir kartojam. Įtempiu stipriai tarpumenčio raumenis. Stengiuosi suspausti mintis. 10 sekundžių. Taip pat 10 pakartoju. Tam prie sienos atsiremiam. Kojos šiek tiek atitrauktos nuo sienos. Visas kūnas tiesus. Ir alkūnes spaudžiu į sieną. Taip pat tarpumentį stengiuosi įtempti. Užlaikau šitą padėtį 10 sekundžių. Jaučiu, kaip šiluma atsiranda tarpumenčio srity. Atleidžiu. Ir kartojam 10 pakartojimų. Stumiu alkūnes. Pečių nekeliu į viršų. Kaip tik stengiuosi spausti žemyn. 10 sekundžių. Atleidžiam. Ir kartojam. Ir paskutinis pratimas. Tiesiam rankas į viršų, raidės formą, suspaudžiam tarpumentį, tiesiu rankas atgal. Ir atleidžiu. Vėl taip pat suspaudžiu tarpumentį, užlaikymas 10 sekundžių, kaip ir visuose kitose pratimuose, 10 pakartojimų ir atleidžiu. Štai 4 pratimai, užtruksite 5 minutės ir jeigu praleidžiate ilgai sėdėdami prie telefono, prie kompiuterio, šie pratimai tikrai padės sumažinti skausmą kaklo srityje, tarpumentyje, jausitės, kad tos vietos atsipalaidavo. Tai atrodytų keista, mes darom aktyvacijos pratimus, o pojūčiai atsipalaidavimo, tačiau praleidžiant ilgai šiuose padėtyse, mūsų raumenyse, tose vietose vyksta nepakankama kraujotaka, raumenys nusilpsta, todėl raumenys spazmuojasi, didėja jų tonusas. Mums reikia kaip tik daryti aktyvacijas, tose vietose kraujotaka pagerės, raumuo geriau atsipalaiduos.